perfect, but good job. Ai, ai, ai. Turbūt vienoje geriausių trasų bikerniekai. Tai šiandien vyksta Lietuvos Pro lyga ir Latvijos Pro 2. Bikerniekų trasa turbūt yra tuo ypatinga, kad Pro lygos trasa tai yra užsistatymas, tu nematai, kur užsistatai ir ten yra siena. Tai reikia tikrai ne vieną kiaušinį iš pakelnių įsitraukti, turbūt visus pilnus sielus duoti. Jinai nėra lėta, jinai yra techniška. Reikia galvoti, ką darai ir yra nemažai vietų, kur tiesiog gali arba būti padangose, arba gali būti gale visų blokose. Nes pats galas irgi, žinokit, pakankamai yra sunkus, nes į jį važiuoti teisingai jau atrodo, kad tu ten įvažiuosi į tą bloką, o dar ten turi tikrai tos vietos. Tiesiog reikia daug drąsos štai kas. Ryga yra viena mano mėgstamiausių trasų Europoje. Tiesa, čia turiu ne pačių linksmiausių prisiminimų. Turėjau keletą skaudžių avarijų ir nenorėčiau jų pakartoti, todėl šiandien per treniruotės pirma mano baimė buvo pasistatymas, nes ten praeitais metais atsidūriau sienoj. Jānis Keitī sitting inside that car needs to do something right now, sitting on a zero, shut the car down, avoid the run was my idea. We're going to talk to her after the show and see what exactly happened as she screamed through the gears, this BMW F22. It's that car to angle, needs a good score. Oh, no, got it all wrong. As Jānis Keitī parks the car into the wall. Bet šiais metais, atrodo, įveikiau savo baimę, niekas nesulūžo, viskas buvo beveik idealu, iki kol nepradėjo lyti lietus. Adapt the cars to the wet surface, as it's of course pretty different between dry and wet conditions, how the cars are set up. Un te mums ir cerams ne pret riepām, tomēr izdodas noturēties. Too hot, and wow, somehow he misses the tire wall. Čia yra ką tik nulytas, aš net nesakiau, kad Gedas du spinus iššovė. Bet nepagalvotum, kad ant tiek slidu. Looks quite nice and puts it together. We will see if she gets the points or not. Sandra Janušauskaitė from Lithuania. Quite slippery there, but nice transition, gets to the touching control zone. Solid run
Donatas Matspreikšas. Nu kaip gali seitis, kai ką tik nulyja smarkiai. Gedui užsirakino vairas, dėjo spiną, Sandra sulėkė, bet gozoną lyg įsivažiavo. Kebabas sulėkė taip ant vidurio, gavo 3 taškus. Nu nieko, iki antro važiavimo gal išdžius, tai Hebra pavarys, manau, virš 100 bendrai visų 3 sudėjų. Ai. So it looks like another 0. Unfortunately, the competition is over for him. Sandra Ivašauskaitė, the only lady in pro drifting right now in the Baltics. Really close to no-go zone, but somehow keeps it together. Drifting through the middle of the track, not getting to the outside zones. Really shallow line here. Gets closer to the wall in the end. That's nicely done in the end, but yeah, bit of a messy run by Arnas. Niekada nemėgau lietaus, na nebent aš namuose prie židinio, bet kadangi čia nei židinio, nei namų nebuvo, tai nebuvau labai sužavėta, bet kvalifikacija, negaliu sakyti, kad labai pasisekė, bet taškų turiu. Visi važiavo ganėtinai kurioziškai, Gedui labai nepasisekė, bet jis kaip visada spaudė iki limito ir trupučiuką daugiau. Donatui sekėsi neblogai, pirmas važiavimas buvo labai neblogas, antras galėjo būti ir geresnis. O Arnui irgi nepasisekė, nes buvo labai netolygi danga ir buvo sudėtinga sugaudyti tą sukibimą ir surasti tobulą važiavimo trajektoriją. Visiems buvo sunki kvalifikacija, bet geros treniruotės. Tai žiūrėsim, ką atneš rytojus. Pasirinkau šį kartą važiuoti Pro 2, vien todėl, kad nežinau, kam iš viso man ta Pro, gal aš trumpai taip ir aiškiai, tai labai tuo džiaugiuosi, nes važiuoju su kinietiška padanga, automobiliai labai panašus, tai mes tokie visi tiesiog lygus, yra tas smagumas, kad ir gali davyt žmonės, o ne tai, kad per Vilnius-Kaunas atstumą nuvažiuoti. Nėra didelis greitis, neįsibėgėja greitai, dar gali ir pareguliuoti, pamastyti, ką daryti. Aš esu laiminga, labai patenkinta ir mėgaujuosi važiavimu šiandien. Šiandien ryte vyrukai išvažiavo į trasą ir paliko mane viešbutį. Na, ašgi emancipuota ir savarankiška moteris, įsikviečiau taksi. Laukiu taksi ir matau notification, kad jis jau vietoj. Ir nematau iš tikrųjų to taksi vairuotojo, aš jam paskambinu, jis sako, aš ten ir ten. Ir suprantu, kad aš iškviečiau ne į tą viešbutį. Tada greitai nustačiau jam antrą tašką, kuris turėtų atvykti, jis važiavo, pasiėmė mane.
tada nuvažiavo ne prie tų vartų, dar kartą apsisuko, galiausiai atvažiavom į trasą, manęs laukė Marius, kad nuvežtų į briefingą, nes aš jau vėlavau. Ir Marius mane atvežė vietoj briefingo į kažkokias, nežinau, tam sandėlys gal kažkoks. Ir man teko 15 minučių aplinkų ratus eiti, kol radau, kur yra briefingas. Atėjau, kai jis jau baigėsi, bet kadangi buvo vienas lietuvis, tai jis man paaiškino, kaip pravažiuoti trasą. Na, tas aiškinimas parodė maždaug taip. Nesusisuk. Tokiai komandai ne problema. Turim dar biškį laiko, turim atidarymo ceremoniją, tai dar yra to laiko. Vyrai skuba pluša, kad turėtų laiko pačilinti dar. Nereikia. Čepštelėjimas tokiom vietom, kurios buvo silpniausios ir silpniausi kampai ir panašiai. Tai turėjom daug lūžių, bet visi labai nedideli. Ir ganėtinai greitai su jais susitvarkėme ir labai puikiai Sandra galėjo toliau važiuoti su automobiliu. Įsigijom netikėtai iš garažo draugo automobilį, kadangi padariau pertrauką ir pardaviau savo automobilį praeitais metais, taip gavosi, kad praskipinau, o dabar nusipirkau labai netikėtai ekspromtu tiesiog. Dasirinkau iki galo, nebuvo pilnai surinkta, dasirinkau, testavau, pasitvarkiau, kas man nepatiko, kas patiko. Turėjau ir variklio visokių gedimų, bet dar vis lenda visokios tokios bėdos, tai vakar turėjau mažai treniruočių, gal 4 važiavimus, nes turėjau problemų biški su laidais, su kuro siurbliais, teko važiuoti ieškoti, čia vietoj pirkpalioti. Kvalifikavausi ten 24, ant visiškai šlapios dangos, tai turbūt gavau pačią sudėtingiausią tarpą, nes buvo pirmas važiavimas visiškai šlapias, visiškai bala, o antras buvo sauso šlapia, tai buvo dar sudėtingiau. Tai 2-0 nesurinkau, antram nepasigerinau, bet mes dar žaidime, dabar jau liks tik tais rizikuoti poriniuose. Kas jūs laukia top 22? Mano gaminta mašinėlė, mano draugas Arūnas Narmontas. Taip, kad žiūrėsim, kaip čia gausis. Jokių tikslų savo neišsikeliu. Vakar ir šiandien tiesiog praleis gerai laiką, praeiti kvalifikaciją. Tai kol kas laikas gerai praleistas, kvalifikacija kaip praeita, o toliau žiūrėsim, kaip bus. Kaip jautiesi? Biškai kraujospūdis turėsi. Palaikau, kaip sakant, liuksus, kad viskas būtų okei.
pakartot. Reik. Not perfect, but good job. Grįžimas atgal. Žinai. Guys, make some noise. Make some noise for both drivers. They managed to save it and almost crashing there. Dar ta prasme reikia auginti su vakuminiu stabdžiu stabdyti. Vien dėl stabdžių susisau viską. Aš pagalvojau, kad susistačiau gerai ir tuo momentu myniau ir atsuko priekį. Ką? Buvo, ta prasme buvo gerai, bet man reikėjo tik čiut-čiut. Video, pamatysi. Ne, aš atrodo suprantu. Atrodė, kad pusę šį nusukė. Padariau mostą ir man tiesiog priličiau stabdį, atsuko priekį. Ir tada jau galvoju, ai, nebevarysiu. Ir tik jaučiu, buimo rūnas pro šalį legi, galvoju. O į darbą turėsi. Ne, dėl darbo taip nenoriu, kam daužyti nebereikia. Nieko, mūsų sieja artimi santykiai, turim būti prisiglaudę, tai va taip ir pavažiavom. Netyčia, sakė, priekis pabėgo, tai svarbu išgyvenom, viskas gerai. Buvo mintyse toks, ar po pirmos kovos laimėjus persilaušiu, ar teks buksuot namo. Tai gavos buksuot namo. Treniruotės praėjo gerai, varžybos taipogi praėjo ganėtinai neblogai. Aiškus, gal rezultatas ne visai toks, kokio norėjom, bet matome tikrai labai didelį progresą ir tikrai sekantį kartą būsime dar stipresni.